Džiaugiuosi visus galėdamas sveikinti Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Malonu būti šioje vietoje ir vėl šlovinti mūsų Viešpatį. Ir Viešpats įdėjo man šitą į širdį, ko norėčiau su jumis šiandien pasidalinti. Žinote, aš pagalvojau, ką galėčiau atnešti, kuo pasidalinti, bet viskas pas Viešpatį. Jeigu jūs turite poreikį, troškimą, tuomet Viešpats turi atsakymus į mūsų klausimus, todėl aš tiesiog stengiuosi atsiduoti mūsų Viešpačiui ir tikiu, kad taip judėsime po truputį į priekį. Jis žino, kada kam reikia duoti, kaip atsakyti. Ir aš, kaip ėjau prie šios temos, tiksliau Vitalijus savaitę prieš man pasakė, kad jis turės išvykti ir sako, galbūt ko nors pasidalinsi. Kitą sekmadienį aš pamaniau, tą akimirką galvojau, nieko neturiu kuo pasidalinti. Tiesiog galvojau, kuogi aš galėčiau pasidalinti, o po to, žinote, mes juk vaikštame su Viešpačiu, mes bendraujame su juo ir kažką gauname iš jo. Ir galbūt man bent jau taip gavosi, kad atidedi tarsi kažkur, kuriam laikui, o po kurio laiko atsiranda situacijos kažkokios ir atrandi kažką tai netikėtai. Arba kaip yra konservai, pavyzdžiui, jeigu parduotuvė uždaryta, negali normalus maisto nusipirkti, randi namuose konservų. Žinote, kartais Viešpats provaizdė kažką šiandien taip ir padarys. Iš karto galbūt pradėsime nuo žodžio. Norėčiau perskaityti kelias rašto vietas. Jeigu Viešpats leis, galbūt tai gausis kaip mini pamoka. Skaitysime daug žodžio šiandien, bet man tai yra labai brangu. Norisi regėti Dievo žodį ne šiaip kaip kokias mintis, ar kaip ką pasakė brolis Branhamas, kas yra žinioje, bet norisi žodį labai pamatyti dalykus. Kai gali atsekti dalykus būtent rašto vietose, tuomet tai tampa tau labai kaip tvirta. Tu tvirtai gali žinoti, ant ko stovi ir gali eiti užtikrintai. Ir aš norėčiau tokia tema šiandien. Tiesiog nagrinėsime tam tikras rašto vietas. Pradėkime nuo Efeziečiams 5, 10 eilutė. Skaidrėse, aš nežinau, ar ten atitiks, ėmiau sinodalinį vertimą ir karaliaus Jokūbo taip pat. Nes ten yra tam tikri skirtumai, kad galėtume iš karto žvelgti juos. Efeziečiams 5 Paulius sako, išmėgindami, kas Viešpačiui yra priimtina. Sinodaliniam vertimui yra šiek tiek, tas pats, kas yra priimtina, lietuvių kalboje nesiskiria. Ir šiek tiek žemiau, Efeziečiams 5, 17 eilutė. Todėl nebūkite neišmintingi, bet suprantantis, kokia yra Viešpaties valia. Sinodaliniam vertime. Jo šiek tiek skirtumus paaiškina tarp vertimų. Apaštalas Paulius kviečia mus suprasti Dievo valią, priimti ją. Ir dar viena rašto vieta, Romiečiams 12, karaliaus Jokūbo 12:1. Taigi, broliai, maldauju jūs Dievo gailestingumais, kad pristatytumėte savo kūnus gyva auka, šventa, priimtina Dievui. Tai yra jūsų protingas tarnavimas. Ir neprisiderinkite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad išmėgintumėte, kas yra ta gera ir priimtina ir tobula Dievo valia.
Trumpai kreipsimės į mūsų viešpatį, mūsų dangiškasis tėve. Viešpatį, aš tiesiog čia pasitikiu į tavo rankas atsiduodu. Tavo tauta susirinko, kuri nori klausytis tavo žodžio, ne manęs, bet tavęs jie nori klausytis. Aš negaliu pats iš savęs nieko išreikšti, bet prašau, kad tu paimtumei savo žodį ir perlaužtumei jį. Ir padarytumei jį priimtiną kiekvienam, kad jis atgytų, taptų labiau gyvesnis kiekvienam iš mūsų gyvenimuose viešpatie. Palaimink mus šiandien, norime eiti tavo šventojoje dvasioje ir Jėzaus Kristaus vardu sakome amen. Galite sėstis, prašom. Atleiskite, aš ne iki galo pasveikau dar turiu vieną kliūtį, 3 savaitės kosulys kamavo, iki paskutinės dienos, iki šiandien vis. Sakau, viešpatie, aš turėsiu žodžiu dalintis, kaip aš čia galėsiu taip daryti, kosėdamas, bet kai pasidaviau viešpačiui, pasakiau, viskas jo rankose yra. Ir atrodo, kad šiandien kaip ir puikiai jaučiuosi. Todėl su Dievo pagalba judėsime į priekį. Kartais darai tikėjimo žingsnį ir eini tiesiog į priekį ir viskas. Kaip ir supratote, mano šiandienos tikslas yra pasidalinti su jumis tema apie Dievo valią. Tai tema labai didelė, ją sunku išsemti tokią temą apie Dievo valią, bet yra labai aktuali kiekvienam iš mūsų, todėl kad mes visi, gyvendami su viešpačiu mūsų, vaikščiodami su juo čia žemėje, ieškome jo valios, mes norime, kad jo Dievo valia pildytųsi mūsų gyvenime. Mes nenorime daryti netinkamus žingsnius, savavališkai kažkaip elgtis. Mes norime žinoti, ko nori viešpats. Ir tada galime turėti užtikrintumą ir būti ramus. Ir štai apie šią valią noriu šiek tiek pakalbėti. Galbūt tam tikrą lygmenį prie jo prieisime šios temos. Norėčiau pasistumėti pirmiausiai nuo perskaityti dar su jumis vieną citatą, kurią neseniai Vitalijus skaitė. Mane jį labai giliai palietė. Tiesiog ji yra susijusi su tomis mintimis, kuriomis aš noriu pasidalinti. Ir kai aš ją išgirdau, tą citatą, grįžau namo, dar kartą perskaičiau suradęs tą citatą ir tiesiog ji neapleido mano galvos ir širdies ir norėjosi dar kartą su jumis ją perskaityti. Tikiu, kad jums tai taip pat bus kaip priminimas. Aš pasistengsiu tai iš lėto perskaityti, kad, kaip brolis Brankamas sako, kad jį gerai įsigertų iš pamokslo, ką tu čia darai. 54 paragrafas. Brolis Brankamas sako, kai Dievas užsiema žmogumi, pirmiausia, ką jis padaro bažnyčioje, tai išveda ją iš pasaulietiškumo į šventumą ir jis perves ją iš mirties į gyvenimą. Ji atgims iš naujo. Bažnyčia atgims iš naujo. Ji nauja tampa. Jos įsivaizdavimai tampa kitie. Šiandien mums reikia turėti būtent tokį prabudimą. Mane tai taip liečia, žinote, tiesiog negaliu. Tiesiog kai matai va tuos akcentus, kuriuos uždeda brolis Brankamas, ką jis pabrėžia, tai ne šiaip bendratyje, bet jis konkrečiai pasako, ko mums reikia šiandien. Aš tikiu, kad būtent mums šiandien irgi to reikia, kaip kad brolis Brankamas tai anuomet sakė savo bažnyčiai. Ir toliau jis sako, šiandien mums reikalingas būtent toks prabudimas, tai yra tikrai tiesa. Taip, mes pasinėrėme į dvasią, mes išgyvenome dvasinius palaiminimus ir pakilimus, bet mums to daugiau nereikia. Tai keistai skamba, bet brolis Brankamas sako, mums daugiau to nereikia. Sako, ko reikia, žiūrėkite, sako, mums reikalingas prabudimas širdise žmonių iš gyvojo Dievo dvasios. Šiandien pasinėrimas į dvasią jau nebėra aktualus supurtimas, mums reikalingas prabudimas, kuris prabudina jau tai, kas yra mumyse. Ne kažkoks tai dvasinis supurtimas, revoliucija, miniai skirtas, bet mums yra reikalingas prabudimas giliai atsijojantis, išbandantis ir viską atskiriantis. Štai koks prabudimas žmogaus gelmėje, ta prasme, toks asmeninis. Ir kaip iš čia ir sako,
Sako, tiek daug mes jau girdėjome. Mes su jumis irgi, jeigu tai pažiūrėjus, ne pirmi metai, ne pirmos dienos žinioje esame. Ir girdime šį žodį ir skaitome. Ir tai kažkur giliai viešpats sudeda tai į mus. Bet viešpats nori, kad tai ne šiaip gulėtų ant lentynos mūsų viduje, bet kad tai taptų gyvenimu, mumise gyvybė. Tai, ką jis jau seniai mums jau yra davęs, kad tai tiesiog gyventų mumise, kad tai atgytų mumise. Ir iš tiesų, aš labai galiu susitapatinti su tuo, kaip ir paminėjau, mums reikia kartais pažiūrėti į tuos sandėlius ar lentynas ir ten jau yra tam tikri dalykai, kuriais galima maitintis. Jie yra tiesiog gausus, apstus, brangus. Ir viešpats šiandien nori, kad mes galbūt pažvelgtume į savo vidinės lentynas, sandėliukus, kad jis atgaivintų tuos dalykus mums. Ir tai ne šiaip savo kažkas tokio, bet atkreipkite dėmesį, tas prabudimas jisai kaip atsijoja, išbando ir atskiria visus dalykus. Štai, ką prabudimas sukelia. Aš suprantu, aš galvoju, kad suprantu, ką Brolis Branhamas turėjo omenyje. Kai jis kalba apie prabudimą, įprastai žmonės turi omenyje evangelizaciją. Brolis Branhamas sakė, kad daugelį metų Amerikoje važinėjo tie evangelistai, metė tuos tinklus evangelistinius ir kaip jis vaizdžiai tardamas sakė, jie ištraukė viską ir vėžius ten tose tinkluose ir medūzų ir dar kažkokius gyvius, sako, pilna tose tinkluose ir tame tarpe yra ir vaivorykštinis upėtakis, yra brangi žuvis, o ką atrodo daryti su tom varlėm, vėžiais, jie juos išleidžia, atgal paleidžia, įvyksta atsijojimas, kitais žodžiais tariant. Bet vaivorykštinis upėtakis, jisai atitenka šeimininkui, žvejui, ir todėl jis apie tai ir kalba, kad sako, mums jau nebe toks supurtimas reikalingas išjudinimas, mums reikia tiesiog atgaivinti tai, ką jau turime, kad tai atgytų. Ir žinote, pavyzdžiui, aš pirkau aš ten smėlio ar žvyro važiavau į karjerą pirkti. Negali pasakyti, duokit man žvyro, turi specifiškai pasakyti, kokio tankumo tas žvyras, ar atsijotas jau, ar smulkus, gali kaip smėlis būti jau grynas, o gali būti su daug akmenukų stambių. Tu turi konkrečiai pasakyti, nes tavęs paklausiu, kokio tu nori. O kaip vyksta procesas? Ima tą grubų žvyrą stambų ir per sietą perleidžia ir išsijoja. Jeigu sietelis smulkesnis, tai gaunasi rezultate labai smulkus smėlis. Kuo mažesnis, smulkesnis filtras, tuo smulkesnis tas žvyras arba smėlis rezultate gaunasi. Ir jeigu tau reikalingas pats smulkiausias, tau reikalingas smulkiausias tas sietas, lygiai taip pat ir su žodžiu, kuris turi standartą, per kurį mes turime savo gyvenimą praleisti kaip per sietą, tam, kad išvelgtume, kaip yra sakoma, kad mūsų gyvenimas būtų išsijotas, išmėgintas, ir visa kita būtų atskirta, atidalinta, tiesiog patraukta, kad praeitų tik tik tos dalelės, kurias viešpats nori, kad jos praeitų, kurios ir visa kita, kas yra netinkama, lieka nuošaliai. Štai tai tas žodis, tas filtras, tas sietas. Kelis kartus man teko tuo užsimti. Arba, pavyzdžiui, kai ten miltus, šeimininkas mane geriau supras. Kartais tai atrodo, tie miltai jau ir taip jau labai smulkus, tankus. Atrodo, ten dėk ir maišyk tos miltus, bet recepte parašyta, reikia prasijuoti tos miltus. Atrodo, kam sijuoti tos miltus su tos sieteliu, gaminant kažką. Bet po išsijojimo, kai tu gamini tą patiekalą, jis gaunasi kitoks, geresnis, negu šiaip miltų įbertum. Aš nežinau, kaip tai veikia, kodėl tai yra daroma, bet toks yra faktas. Kitoks skonis galbūt gaunasi, galbūt kitokia konsistencija gaunasi kepinio. Tai yra reikalinga, kaip ir mūsų gyvenime mes su to susidurime. Lygiai taip pat dvasinėme yra tas pats, reikalingas tas išsijojimas. Tai yra labai aktualu. Ir jeigu sugrįšime prie tų rašto vietų, kurias perskaitėme, galime atsekti vieną labai aiškę mintį apie Dievo valią. Čia apaštalas Paulius kalba apie Dievo valią. Ne šiaip apie Dievo valią, bet jis kalba apie tokią valią, kurią Dievas priima, kuri jam yra priimtina, tiksliau, kaip čia palaukit. Taip, Dievo viešpaties
valia, kuri yra priimtina. Mes matome, kad ne kiekvienas mūsų supratimas, ne kiekvienas mūsų sprendimas bus priimtas viešpaties. Galbūt mums atrodys tai labai teisinga, labai gerai mūsų akise, bet dar neturime garantijos, kad Dievas lygiai taip pat į tai žiūrės. Jei mes norime, kad viešpats tai priimtų, mums reikia tai įžvelgti, kaip viešpats būtent į tą dalyką žvelgia, ne būtent kaip mes ar dar kažkas kitas žvelgia, bet kaip viešpats žvelgia į tuos dalykus. Ir tik tuomet turėsime užtikrintumą, kad viešpats tai priims. Kaip mums yra gerai žinomas tas pavyzdys su Kainu ir Abeliu. Abu atnešė auką, abu buvo religingi, abu stengiasi kažką padaryti dėl viešpaties, bet vieną viešpats priėmė, o kito aukos nepriėmė. Kad auka būtų priimta, ji turi atitikti Dievo reikalavimus, ne mūsų supratimus, ne mūsų kažkokias proto išvadas, bet būtent Dievo standartus turi tai atitikti. Ir tuomet auka yra priimama. O mes siekiame to. Mūsų troškimas toks yra mūsų gyvenimas, kad galėtume pasiekti būtent Dievo valią, kaip apaštalas Paulius ir sako, pažinkite, kokia yra Dievo valia. Tai neateina taip savaime. Galbūt reikia įsigilinti, daug melstis, įsigilinti į žodį, tam, kad išvelgti, kokia yra ta tikroji Dievo valia. Ir savaime tai yra labai brangi mintis, bet mano kryptis bus šiek tiek kitokia šiandien. Norėčiau panagrinėti būtent tai tokiame rakurse apie tą leistinąją Dievo valią. Mes žinome, yra tobuloji Dievo valia. Apaštalas Paulius kalba, sako, pažinkite, kokia yra tobula Dievo valia. Ir toks yra mūsų tikslas, būtent tobula Dievo valia. Bet taip pat yra ir leistinoji Dievo valia. Ir žinoma, galima būti iš vis ne Dievo valioje. Yra 3 variantai, jeigu tai pažiūrėjus. Gali vykti kažkas visiškai už Dievo valios ribų, kažkas Dievo leistinoje valioje ir kažkas tobuloje Dievo valioje. Ir visi šie dalykai, jie turi pasekmes, rezultatus visos šios valios. Ir su Dievo pagalba aš norėčiau, kad mes šiandien galėtume įžvelgti tai. Mane labai palietė štai kas. Žinote, mes dažnai kalbam apie tobulą valią. Bet leistinoji valia, ji taip pat suteikia gerus rezultatus, jeigu taip galima pasakyti, kai kažkas netgi vyksta ir leistinojoje Dievo valioje. Ir brolis Branhamas labai įdomiai apie tai kalba. Galbūt aš maniau apie tai gale paskaitysiu, bet kad iš karto geriau suprastumėte kryptį, galbūt perskaitysime tai būtent dabar. Ir galbūt jums dalykai taps aiškesni, tie, apie kuriuos aš norėsiu kalbėti. Norėčiau perskaityti iš 64 metų. Ar Dievas keičia nuomonę apie savo žodį? Labai nuostabus pamokslas. Jeigu turėsite galimybę, perklausykite, labai aktualus pamokslas mums, kaip ir visa kita. Pažiūrėkite, kaip čia įdomiai brolis Branhamas kalba apie tai. Jeigu žmonės nenori elgtis pagal Dievo tobulo valią, jis turi leistinąją valią. Jis leis jums pagal ją elgtis. Atkreipkite dėmesį, žinoma, jis leis tai. Bet žiūrėkite, man tai nuskambėjo labai stipriai, bet jis padarys taip, kad viskas išeitų jo šloviai, jo tobulai valiai. Kitai žodžiais tariant, jo leistinoji valia veiks, sakykime taip, bet ji vis tiek tarnaus tobulai valiai. Lygiai taip pat kaip ir pradžioje. Dievo tobuloje valioje nebuvo to, kad vaikai gimtų lytiniu būdu per lytinį aktą. Dievas sutvėrė žmogų iš žemės dulkių, įkvėpė jį gyvybės kvapsnį ir jis tapo gyvąją sielą. Jis paėmė
iš to žmogaus ir padarė jam pagalbininkę žmoną. Tokia buvo pirminė Dievo valia. Bet kai įsikišo nuodėmė ir padarė tai, ką padarė, tuomet vyras su žmona pradėjo įeiti į neteisėtus santykius ir gimdyti vaikus ir pildyti žemę, užpildyti. Ir jis leido tai daryti, kadangi žmonės jau pradėjo tai daryti. Atrodo, Dievas palaimino. Dievas pasakė, vaisinkitės ir dauginkitės, pripildykite žemę. Bet sako, Dievo mintise pradžioje ne taip tai buvo, ne taip tai turėjo vykti. Dėl to viskas, kas turėjo pradžią, turės turėti pabaigą. Visa nuodėmė turės būti sunaikinta, visa nuodėmė turės būti užbaigta. Todėl tūkstantmetyje didingame, ant kurios lenkščio mes stovime, kai įvyks prisikėlimas, mums daugiau nebereikės gimti iš savo tėvų ir motinų, bet Dievas padarys taip, kaip padarė pradžioje, pašauk žmogų žemės dulkių, o su juo ir jo pagalbininkę. Lygiai taip jis padarė pačioje pradžioje. Todėl pas Dievą apie nieką niekada nesikeičia nuomonė, bet jis leis jums daryti taip, kaip jūs tai darote patys savaip. Dievo nuomonė atžvilgiu to dalyko, ką jis pasakė pradžioje, pasiliks tokia pati. Jis nekeis savo nuomonės niekada, savo mintise jis jų nekeičia atžvilgiu į savo žodį. Bet tuo pačiu metu jis leis jums ir toliau daryti dalykus jūsų būdu. Aš jums parodysiu tai iš tolumos. Pranašas sako apie tai, ką noriu dabar pasakyti. Aš noriu, kad jūs gerai tai suprastumėte. Dievas leis jums kažką daryti ir netgi palaimins jūs tame, bet tai vis tiek nėra jo tobuloji valia. Netgi palaimins jūs tame, bet vis tiek tai nebus jo tobuloji valia. Dievas leido Izraeliui priimti įstatymą 19 išėjimo skyriuje. Jis siuntė ugnies stulpą. Jie viską turėjo stebuklus, bet jie pareikalavo įstatymo. Tai nebuvo iš Dievo valios. Bet jis davė tai dėl to, kad žmogus to panorėjo. Ir pagal tą įstatymą, kurio žmogus panorėjo, jis buvo nuteistas arba prakeiktas juo. Žmogus užsinorėjo, Dievas davė. Kas davė? Dievas davė. Bet rezultatas iš to buvo liūdnas. Jie negalėjo įstatymų gyventi. Kaip apaštalas Paulius parodo, tai tapo mirties priežastimi, tas įstatymas. Jie dėl to įstatymo ir papuolė po prakeikimo. Geriausia yra tada, kai išsipildo Dievo valia. To jis mus ir mokė. Ir jis rėmėsi, mini Jėzus, sako, kaip jis pasakėte, bus tavo valia, ateina tavo karalystė, bus tavo valia, mes turime paklūsti jo valiai ir jo žodžiui. Nebejokite juo, tikėkite jo valia, nebandykite ieškoti kažkokio šalutinio kelio, eikite su juo pagal taip, kaip Dievas sako. Tiek daug žmonių nori aplinkeliu eiti, surasti kokį nors kitą kelią aplinkelį ir elgdamiesi taip, jūs pamatysite, kad jūs judėsite į priekį. Taip, jūs judėsite toliau. Jūs pamatysite, kad Dievas jūs netgi laimino. Bet jūs veiksite jo leistinoje valioje, o ne tobuloje valioje, dieviškoje valioje. Suprantate, yra kaip lengva. Žmogus gali tarnauti viešpačiui, gali judėti į priekį, daryti kažką dėl viešpaties. Ir bus labai užtikrintas, kad viską jis daro teisingai, kad viskas savose vietose, bet tuo pačiu metu jis atsidurs leistinoje valioje. Jeigu neatkreips dėmesio į tam tikrus dalykus, tu tiesiog nutolsi, nukrypsi iš kelio. Bus rezultatai, bus palaiminimai, kaip pranašas sako, ir žinote, galbūt šiek tiek aš dar perskaitysiu toliau, bet brolis Branhamas mini, kad prie jo pas jį atėjo daug tarnautojų, sako, tarnautojai sakydavo, Dievas man pasakė vieną, Dievas kitas, moteris ateidavo, sakydavo, Dievas mane siuntė pamokslauti moteriai. O ar žinote, ką brolis Branhamas atsakydavo? Sako, aš nebejoju tuo, kad Dievas jums tai pasakė. Pagalvokite. Aš iš pradžių galvojau, kažkaip čia pranašas gal atsikalbėjo, bet juk jis rimtai tai pasakė. Jis sako, aš nebejoju, kad jums Dievas tai pasakė. Bet įsivaizduokite, kaip Dievas galėjo moteriai pasakyti eiti pamokslauti. Kaip? Sako, aš tiesiog, galbūt Dievas jums ir pasakė. Taip, bus rezultatai, jį važiuos pamokslauti, jį evangelizacijas pravedinės ir žmonės atgailaus ir ateis pas viešpatį. Bus rezultatai. Žmonės juk pas viešpatį ateis jo.
bet visame tame ji nebus Dievo valioje. Kaip paradoksaliai tai gali įvykti, ar suprantate? Bet visa tai mums yra kaip priminimas, kaip ir pradėjome, kad mūsų žvilgsnis būtų nukreiptas į teisingus dalykus, į jo valią, į jo tobuląją valią. Todėl, kad, kaip ir perskaitėme, vis tiek rezultate viskas turi tarnauti jo šloviai ir jo tobulai valiai. Dievas gali leisti, kad tai vyktų taip. Ir nuostabu, jeigu žmonės priims Kristų netgi per tarnavimą, tarkime, žmogus, kuris išsiskyręs, per tą žmogų, galbūt jis antrą žmoną turi, jis tarnauja viešpačiu, taip jis apdovanotas, jis moka, galbūt aiškiai turi dovaną išreikšti mintis savo, Dievas jį laimino, jis meldžiasi už ligonius ir žmonės gauna išgydymus ir viskas teisingai, viskas savose vietose. Argi mes nesidžiaugiame tokiais dalykais, bet viešpats iš tiesų veikia tame. Mes negalime pasakyti, kad tai velnės daro, tai viešpats daro, tai Dievas tai daro. Ir Dievas laimins tai. Ir prie viso to, tai dar nėra faktas, kad toks žmogus yra tobuloje Dievo valioje, kuris daro visus tuos dalykus, suprantate? Pažiūrėkite toliau. Tame pačiame pamoksle brolis Branhamas sako šiuos sekančius dalykus. Tai, ką jau paminėjau, sako, pažiūrėkite, jie bando pasiteisinti. Viešpas man pasakė, aš nesakau, kad jis to nepasakė, bet pažiūrėkite, tai nėra jo tobula valia. Tai jo leistinoji valia. Kitaip ir būti negali, matote, kas iš to gaunasi. Dėl to susiterš visa grupė. Dėl to susiteršia visa stovykla. Brolis Branhamas čia jau nurodo į pasekmes, į rezultatus. Atrodo, kad galima gauti palaiminimus, pačiam išgyventi juos, perduoti juos kitiems ir Dievas vykstame, bet pjauti rezultatus vis tiek išmuš laikas. Pasirodys, kad tai nėra jo tobula valia. Atkreipkite dėmesį, jis sako, Dievas niekada nekeitė savo nuomonės apie jo žodį. Jis yra geras Dievas, taip. Ir jis išpildys jūsų širdies troškimą, netgi jeigu jis bus prieš jo valią. Susimastykite apie tai. Mes meldžiamės Dieve. Apie nieką kitą nesakysiu, apie save. Mes meldžiam, prašom viešpaties. Ir Dievas tai duos. Kažkokią akimirką Dievas tai suteiks. Galbūt nors jis to ir nenorės. Netgi jeigu tai bus prieš jo valią. Ir toliau brolis Branhamas mini Mozę. Aš kai galvoju apie tai kas kart, man taip gaila Mozės pasidaro, atrodo, na kaip taip, kiek jis atidavė savo gyvenimo tarnavimui Dievui, stovėjo spragoje už tautą, kuri buvo nepaklusni, užtarė juos, kai jie maištavo dykumoje, tiek kartų jie norėjo jį užmušti akmenimis, jis ten užtarinėjo juos, meldėsi už juos, už tą tautą, užtarinėjo. Ir štai vieną kartą jis pratrūko. Dievas jam sako, eik, pasakyk uolai, kad įduotų vandens. O jis atėjo, na ką? Sako, ką aš turiu jums čia tą vandenį iš uolos paleisti. Sako, sudavė vieną kartą, nepradėjo bėgti, antrą kartą sudavė, tada pradėjo tekėti vanduo. Atrodo, kad jis padarė ne tai, ką Dievas pasakė, bet vanduo juk pradėjo tekėti. Pastebėjote? Vanduo juk vis tiek pradėjo tekėti. Jis padarė visiškai priešingai tam, ką Dievas pasakė, bet vanduo juk pradėjo tekėti, Dievas vis tiek atsakė. Dievas vis tiek davė to, ko jiems reikėjo, to, ko jie prašė. Jie juk turėjo troškimo, troškulį, vanduo pradėjo tekėti, atrodo, bet Mozė turėjo už tai sumokėti. Netgi keista, kai Dievas jam liepė tai padaryti, aš galvoju, parašyta, paimk lazdą į savo ranką, eik ir pasakyk. Tarsi Dievas įveda jį į sumaištį kažkokią. Jis juk įprato viską tą lazdą daryti nuo pat Egipto. Visur ta lazda figuravo, viską lazda daryk. Ir štai, atrodo, vieną kartą jau buvo tokia praktika, patirtis, jis jau žinojo, kaip tai veikia, reikia užtvoti į tą uolą. Kokios problemos, jokių problemų, atrodo, jis jau žinojo, paimk lazdą į ranką. Ir sako, bet ištark uolai, nesuduok į ją, nes Jėzus provaizdė į vieną kartą jam buvo suduota Golgotoje. Jam nereikėjo jį 2 kartus suduoti ir jis sugriovė, sulaužė visus provaizdžius Biblijos šiuo poelgiu. Jis išėjo, turėjo paimti lazdą, bet ištarti, o nesuduoti, jis sudavė.
Ir Dievas atsakė, tokiu būdu, kaip matome, vanduo vis tiek pradėjo tekėti. Visgi, Mozė dėl to negalėjo įeiti į pažado žemę. Jis taip norėjo į ją patekti, bet Dievas leido jam tik ją pamatyti, pakilti ant kalno ir apžvelgti tą kraštą. Dėl to, kad tu pašlovinai save, tu negalėsi įžengti į tą kraštą. Jis turėjo sumokėti už tai kainą. Buvo pasekmės. Ir galime išvelgti panašią situaciją kitose vietose. Vienas iš ryškiausių momentų, kai žmogus atsidūrė leistinoje valioje, tai pranašas Balamas. Mes gerai žinome šią istoriją. Iš tiesų jis buvo tikrai pateptas Dievo pranašas Izraelyje. Jis buvo, jo pranašystės net gerai rašytos rašte, jos netgi išsipildė po šimtmečių. Pavyzdžiui, viena iš gerai žinomų pranašysčių buvo apie tai, kad patekė žvaigždė iš Jokūbo. Jie juk išsipildė, kai Jėzus gimė, niekas juk daugiau apie tai nepranašavo, tai jo buvo pranašystė Balamo, o išminčiai ten kažkur tolumoje, remdamiesi tą pranašystę, sugebėjo išvelgti tą žvaigždę rasti ir rasti Jėzų. Jie juk rėmėsi tą pranašystę Balamo. Tai juk iš tiesų buvo Dievo pateptas tarnas, Dievas jį laimino, Dievas jam atsidengdavo, Dievas jį laimino. Nebuvo jokių abejonių tame, tai nebuvo velnias, kuris tai darė Dievas. Ir jis žinojo, girdėjo atsakymus iš Dievo, kai Balakas norėjo, kad jis prakeiktų Izraelį. Jis suprato, kad Dievas nenori to padaryti. Jis nuėjo pasimeldė. Dievas sako, ne, neik. Dievas aiškiai pasakė, nedaryk to. Atėjo antra pasiuntinių grupė nuo Balako su brangesnėmis dovanomis, jis pažiūrėjo visą tai. Tai buvo tai, ką jis mėgo, ko jam norėjosi, tų brangenybių. Jis sako, na, aš dar antrą kartelį paklausiu, galbūt viešpats persigalvos. Galbūt aš neaiškiai supratau netinkamai viešpatį, bet jis juk žinojo Dievo valią. Ta pirminė Dievo valia jau buvo išsakyta ir Dievas neketino keisti savo nuomonės to atžvilgiu. O Balamas, jisai stengiasi pakeisti tą valią. Jis nuėjo vėl melstis ir jis ką jis išgirdo iš viešpaties, sako, na gerai, eik. O, valio, viešpats man leidžia tai daryti. Galima būtų pagalvoti, viešpats pasakė, eik. Iš pradžių pasakė, neik, o dabar sako, eik. Tai kokiagi ta Dievo valia? Dievo valia pasiliko ta pirmoji, o antrą jis gavo tik dėl to, kad išmeldė iš Dievo. Bet tai nereiškia, kad Dievas tos antros valios iš tiesų norėjo. Jis pasakė, eik, bet sakysi tai, ką aš tau liepsiu. Ir kas rezultate gavosi, taip jis norėjo. Jis norėjo būti pagerbtas Balamo, priimti tas dovanas, norėjo, kad jį gerbtų, norėjo įgyti statusą gerą. Jis nenorėjo, kad jį engtų. Jis gyveno toje tautoje, mylėjo tą garbę, kurią buvo užsitarnavęs. Jis nuėjo, pabandė prakeikti ir kas jis negalėjo to padaryti. Kiekvieną kartą, kai atverdavo lūpas, išeidavo pro jas palaiminimas per jas. Jis sako, aš negaliu nieko su to padaryti. Rezultate, kaip ir skaitėme, brolis Brankamas sako, žmogus atsidūrė leistinoje Dievo valioje, bet ji tarnavo Dievo šloviai vis tiek. Ar pastebėjote? Jis nesugebėjo padaryti to, ko norėjo Balamas. Balakas. Nors jis buvo leistinoje Dievo valioje, jis vis tiek nuėjo ir palaimino Izraelį. Ir palaimino jį. O Dievas ir norėjo, kad tam būtų palaiminimas išlietas Izraelio, neprakeikimas. Atrodo, ten Moabas, tokia organizuota tauta, turėjo savo įstatus, o ten tie gyveno be kiemų, be vartų, kaip gyveno ten kaip klajokliai dykumoje. Bet jie turėjo ugnies stulpą, jie turėjo patvirtintą pranašą, Dievas buvo toje tautoje, kaip kreivai, kas į juos nebūtų žiūrėję, nesvarbu. Dievas norėjo juos tik laiminti, bet apskritai, žinoma, niekas negali prakeikti to, ką Dievas laimina ir atvirkščiai padaryti. Galbūt kitą kartą prisiliesime prie šios minties, labai įdomios mintis tai yra.
Jeigu Dievas kažką palaimina, tai vis tiek liks palaiminta ir Dievas nekeis to. Negali būti, kad Dievas vieną kartą vieną dalyką palaimins, o kitą kartą tą patį prakeiks. Jeigu jis kažką palaimino, tai savyje ir turės tą palaiminimą per visą gyvenimą. O jeigu Dievas kažką prakeikia, lygiai taip pat tas prakeikimas išlieka ir tai negali pasikeisti niekada. Balaamas turėjo, žinoma, už tai sumokėti. Įvyko vėliau karas ir jis žuvo. Jis turėjo užmokėti tai savo gyvybę už tai, kad pabandė padaryti kažką už Dievo valios ribų. Rezultatą turėjo vis tiek jisai nupjauti. Pažvelkime į kitus pavyzdžius, kaip tai vyko su kitais žmonėmis. Žinoma, nenorime praleisti pačių brangiausių Dievo valios išsipildymo, tai mūsų viešpats Jėzus Kristus. Kas galėjo parodyti tobuliausią išsipildymą tobulos Dievo valios, jei ne viešpats Jėzus Kristus? Mes žinome, kad netgi tai, kaip jis meldėsi, pirmiausia, jis pradėjo mokyti mus taip: melskitės taip, tebūna tavo valia. Pirmieji žodžiai: tebūnie tavo valia. Ir kai jis vaikščiojo žemėje, mes žinome, kad pranašas dažnai pabrėždavo, kad jis niekada nesistengė daryti kažko pats, kažko nuo savęs. Sako, aš nedarau nieko, kol pirmiausia nepamačiau kuriančiojo tėvo. Dievas jam parodydavo kažką, atidengdavo, atskleisdavo ir tada jis eidavo ir elgdavosi ir darydavo kažką. Galbūt jis norėjo pats kažką padaryti. Atrodo, kasgi ten, pavyzdžiui, su tuo Betesdos tvenkiniu, galbūt būtų norėjęs jis uždėti rankas ant visų, kurie sirgo, bet Dievas jam pasakė: eik ir tik su vienu, tai padaryk, išgydyk. Šiandien tai paskirta, tik vieną išgydyk. Ir jis buvo paklusnus. Ir dar daugiau, jis suvokė savo paskirtį, išankstinį numatymą, kad galiausiai jis turės mirti ant kryžiaus, jis turės kentėti, nors jis to ir nenorėtų. Tai nebuvo jo asmeninėje valioje pasirinkti, jis nesiekė to pats, kad nukryžiuokite greičiau mane, ne. Mes negalime išvelgti tokių dalykų. Kai jis meldėsi, jis sakė: viešpatie, te aplenkia mane ši taurė, jeigu galima, bet te bus tavo valia. Kitais žodžiais tariant, gali ir mūsų gyvenime tai būti, kad viešpats norės kažko iš mūsų, ko mes nenorėsime. Mums atrodys, mes norime visada palaiminimų, kad viskas gerai glotniai klotųsi, bet galbūt viešpačiui reikia, kad kažkas įvyktų tokio, kas supurtys mūsų gyvenimus. Kaip pranašas ir sako: jo ne, man yra toks pats džiaugsmas kaip ir jo taip. Jeigu viešpats kažką mano gyvenimui pasakys ne, aš noriu džiaugtis tuo lygiai taip pat, jeigu jis pasakytų ir taip. Tokia turi būti nuostata, nes tokia yra jo valia. Jeigu mes atpažįstame jo tobulą valią, ar tai nesukels mums džiaugsmo? Pažvelkime į kai kurios įvykius, kurie vyko su Nojumi. Šiek tiek, kad padėtume pamatą, kad prieitume prie kitų minčių, kurias viešpats man įdėjo. Noriu pabrėžti tai. Dievas palaimino Nojų ir jo vaikus. Pradžios 9. Tai mes atrandame minutėlę. Ir Dievas palaimino Nojų bei jo sūnus ir jiems tarė: būkite vaisingi ir dauginkitės ir pripildykite žemę. Pradžios 9:1. Tai įvyko dar iki Tvano, kai Dievas palaimino. Ir tas palaiminimas ir išliko, kaip ir sakiau, kad jeigu Dievas palaimina, niekas negali to pakeisti. Todėl, kai Hamas po potvynio nusidėjo, įvykdė tą nuodėmę, atrodė, jog jis buvo kaltas ir užsitarnavo kažkokio tai prakeikimą ar Bet Dievas prakeikė jo sūnų, Kananą, nes Hamas buvo tarp tų vaikų, kurie gavo palaiminimą iš Dievo anksčiau. Ir tai, kad Dievas vieną kartą palaimino, jis negali prakeikti, bet Kananas buvo jo sūnus ir jis buvo prakeiktas, nes jis jau buvo sūnus.
Ir tai yra tam tikri principai, kuriuos mes galime žvelgti rašte. Ir mes, jeigu nagrinėsime Adomą ir Ievą, pavyzdžiui, juos, mes irgi matome, kad Dievas juos palaimino. Dievas negalėjo jau jų prakeikti, nes juos buvo palaiminęs. Todėl dėl Adomo buvo prakeikta žemė parašyta, ne pats Adomas, bet žemė. Kai Ieva tai lietė jos ligas ir vaikų gimdymą tą sferą, bet ne ją pačią asmeniškai. O gyvatė jau buvo prakeikta pati, jau tiesiogiai. Štai kokie principai. Norėjau pasakyti štai ką. Jeigu Viešpats leis toliau eiti, kodėl Dievas leido sunaikinti visus Kanano tautas visas. Izraelis išėjo iš Egipto, ėjo į pažado žemę. Dievas pasakė, Amaritus, Tanjebusiečius, Hetitus visus sunaikinkite. Atrodo, koksgi tai žiaurus Dievas turėtų būti, kuris tai pasakė. Bet pažiūrėkit, prakeiktas Kananas, sūnus tas, atsimenat, praėjo šimtmečiai, praėjo daug metų ir tai pildėsi būtent tuomet, kai Izraelis ėjo į pažado žemę iš Egipto. Šiek tiek užbėgau už akių, norėjau parodyti ką, kad Dievas palaimino jo vaikus. Ir žvilgtelkime dabar dar norėtųsi pažvelgti Abraomą, nes visa tai yra susiję. Pradžios 15-18. Mes žinome, trumpai tiesiog priminsiu Abraomo istoriją. Dievas vedė jį iš Ūro Chaldėjų krašto, nukreipė jį į žemę pažado ir pasakė, štai šią žemę aš tau duosiu šitą šalį, tau ir tavo sėklai, palikuonims. Parodė jam ribas, nuo kur iki kur, štai čia bus tavo palikuonis, štai čia aš tave laiminsiu, čia jūs galėsite gyventi ir klestėti. Dievas palaimino Abraomą ir jo palikuonis ir parodė teritoriją, kurioje tai išsipildys. Ir praeina laikas, Abraomas laukia, keliauja toje šalyje, ieško miesto, kaip mes žinome, kurio statytojas buvo Dievas. Ir susiklosto sudėtingos aplinkybės, badas, jis eina į Egiptą. Tai buvo už pažado žemės teritorijos. Dievas jo ten neapleido. Jis sugrįžo iš ten su pelnu, prieaugiu. Jis gerai ten užsidirbo, įgijo daug pelno, tarnų, tarnaičių, aukso, sidabro. Ar ne? Atrodė viskas puiku. Ir Dievas ten užstojo jį, apsaugojo Sarą, kurią tas karalius bandė paimti. Ir viskas atrodė gerai, nors jis ten ir sumelavo šiek tiek, bet Dievas buvo su juo, nežiūrinti nieką. Ir ką toliau regime? Kai bėgo metai, jis dar neturėjo to palikuonio paveldėto. Ir Sara pasiūlo jai Hagarą. O kas ji tokia? Egiptietė. Štai ir pasekmės. Atrodė viskas taip be pasiekmių praėjo, išėjo ten, grįžo, pragyveno, bet štai kaip gavosi su ta egiptietė ir gimė Izmaelis. O tai dar tolimesnė problema. Iki šios dienos tai tebėra problema. Mes gerai tai žinome. Galime pažiūrėti šiandien į Izraelį ir matyti tas pasekmes, kad Izraelis iki šios dienos turi su tuo dalyku problemas. Tai niekur neprapuolė, niekur nepraėjo, tai nekaltai. Ir Dievo tobula valia buvo tokia, kad Abraomas būtų pasilikęs toje žemėje. Ten buvo badas, ten buvo sunku, taip aplinkybės buvo sudėtingos, bet Dievas pažadėjo ir pasakė, kad jis laimins jį ir jo palikuonis tose ribose žemės, toje teritorijoje. Ir kai mes užeiname už žodžio ribų, dabar asmeniškai mus tai liečia, tai mes išeiname už tų ribų, kur Dievas mus palaimina, kur Dievas gali mus laiminti, gali kažką daugiau mums duoti. Ir neišvengiamai susidursime su pasiekmėmis dėl to. Galbūt Dievas už tų ribų, kaip ir Abraomą palaimino, taip, Egipte jį palaimino, jis išgirdo jo maldą ir taip toliau, bet visame tame jis buvo ne Dievo valioje, jis buvo ne savo teritorijoje, kurioje Dievas jam pažadėjo, kad jį laimins joje.
Toliau antras kartas, kai ėjo į Geraro žemę. Kas yra Geraras? Geraras tai Filistinų kraštas, Filistinų žemės. Vėliau ten atsirado tie Filistinų miestai Askalonas, Gefas, Koronas, Hebronas ar Filistinų miestai. Bet Geraras, perskaitykime tai šią akimirką. Pradžios tai bus 26. Yra labai svarbus momentai. Pradžios 21, atsiprašau. Pradžios 21-22. Ir vyko nuo metu, kad Abimelechas ir jo kariuomenės vyriausiasis vadas Picholas tarė Abromui, sakydamas, Dievas yra su tavimi visame, ką tu darai. Todėl dabar prisiek man čia Dievu, kad tu nesielgsi melagingai su manimi, nei su mano sūnumi, nei su mano sūnaus sūnumi, bet pagal gerumą, kurį tau padariau, tai padarysi man ir kraštui, kuriame esi laikinai apsigyvenęs. Ir Abromas tarė, aš prisieksiu. Žiūrėkite, čia Dievas duoda priesaiką. Abromas duoda priesaiką Abimelechui arba Filistinų karaliui vėliau, kuris tapo. Nors visa tai buvo jo pažado žemės teritorijoje. 26 skyriuje mes jau matome Izaoką, Abromo sūnų, kuris pasielgė praktiškai taip pat kaip ir jo tėvas, kaip Abromas. Parašyta, ir šalia buvo vadas 26.1 pradžios, neskaitant ano pirmo vado, kuris buvo Abromo dienomis. Ir Izaokas dar stipresnis vadas, dar sudėtingesnės aplinkybės. Ir Izaokas nuvyko pas Filistinų karalių Abimelechą į Gerarą. Vėl tas Abimelechas ten, vėl Geraras. Ir Viešpats jam pasirodė ir tarė, nesileisk į Egiptą, gyvenk šalyje, apie kurią aš tau pasakysiu. Laikinai apsigyvenk šioje šalyje, o aš būsiu su tavimi ir laiminsiu tave, nes tau ir tavo sėklai išduosiu visas šias šalis ir aš įvykdysiu priesaiką, kurią prisiekiau tavo tėvui Abraomui. Ar pastebite, kad Dievas žada palaiminti šią žemę ir jie norėjo, kad jie ten daugintųsi ir gyventų ir vaisintųsi, kad ir dabar matome Izaoko palikuonius, visi jo palikuonys, kad ten būtų, jis norėjo. Bet Abromas davė priesaiką Abimelechui, kad jie niekada net pirštu neliestų palikuonių, kad jie neliestų. Kaip tai yra, kai aš žvelgiu į tai, kokia tai buvo atsakomybė. Pavyzdžiui, mes taip pat tikime, kad esame pašaukti, išrinkti, iš anksto numatyti. Mes tikime, kad taip yra. Ir Viešpats ypatingų būdu žvelgia į savo tautą, į tuos, kurie iš tiesų yra šiuose dalykuose. Ir Dievas girdi tos žodžius ir pažadus, jisai žino juos. Sakykime, mes šiandien priesaikų neduodame, neprisiekinėjame, mes galime kažką pažadėti, kažką pasakyti. Bet Abromo pavyzdyje ir Izaoko mes matome, kaip Dievas viską girdė, kada pasibaigė ši priesaika arba išsipildė. Abromas davė priesaiką, po to Izaokas lygiai tą patį padarė, pažadėjo Abimelechui, kad tarp mūsų bus taika ir draugystė, tarp mūsų ir mūsų palikuonių. Kada tai pasibaigė? Tai niekada nepasibaigė. Tai nepasibaigė, nes Dievas nepamiršo tų pažadų, kuriuos jie davė Abimelechui. Atėjo metas užimti tas žemės, noriu parodyti paveikslėlį. Kai žvelgi į žemėlapį, tai taip akivaizdžiai atrodo, kai Dievas pasakė, aš duodu jums žemę nuo Egipto upės iki Eufrato upės. Ar galite įsivaizduoti, jeigu geografiją žinote, nuo Egipto upės iki Eufrato? Labai smulkiai čia viskas matosi, bet aš norėjau, kad jūs pažiūrėtumėte. Vat štai čia matote Izraelį visumoje šitą žalę. Ten Egiptas, ten Eufratas, va štai čia Filistija, kairėje, Filistinai, Geraras, prie jūros kranto pajūryje, kaip įstatytas tarsi toks į tą visą žemyną dalelę. Ten iš dešinės kitos tautos.
o čia tarsi vidury Izraelio. Iš vienos pusės jūra, iš kitos visos sienos su Izraeliu, su kitomis šalimis. Kai mes skaitome apie Dovydą, jis su jais daugiausiai ir kovojo, su tais filistinais, jis kovojo ir kovojo. Jis pastoviai turėjo problemas dėl jų. Dovydas, jau kas, bet Dovydas labai daug kariavo su jais. Atrodė, kodėl? Kodėl Dievas leido Dovydui užkovoti visus aplinkui? Istoriškai, jeigu panagrinėti, nebuvo tokios šalies pasieninės, su kuriais Dovydas būtų kovojęs ir nebūtų užkovojęs, užvaldęs. Jis galėjo visus užkariauti aplinkinės visas tautas, bet ką jis ten veikė su tais filistinais, kodėl niekaip neišėjo? Aš negaliu rasti tokios vietos, kurioje būtų pasakyti, kad jis įsiveržė jų teritoriją, jie patys puolė jį, jis gynėsi, bet jų teritorijos jis taip ir neužkovojo. Jų jis nesunaikino. Ir Dievas tarsi saugojo tą priesaiką. Kodėl? Todėl, kad kažkada Abraomas ir Izaokas davė priesaiką. Ir Dievas turėjo su tuo skaitytis, galima taip išsireikšti. Iki pat šių dienų arabai gyveno aplink Izraelį. Iki šios dienos jie neša tas pasekmes Abraomo ir Izaoko Dievo. Ir su tuo tu nieko negali padaryti. Ar tai yra tobula Dievo valia, jeigu dabar kalbame apie valią? Ar visa tai priklauso Izraeliui? Bet mums yra palikti šie provaizdžiai. Ir kad dar aiškiau išvelgtumėte šiuos momentus, žiūrėkite. Atsiverskime dabar. Kai kalbame apie Dovydą, dar vieną momentą noriu pabrėžti. Ar žinote, kai Dovydas jau buvo pasiruošęs pradėti karaliauti, Saulius pradėjo jį persekioti ir buvo tokia akimirka, kai jis turėjo bėgti nuo jo pas Filistinus ir slėptis Filistinų krašte. Po to jis sugrįžo į Izraelį. Su juo buvo jo ištikimi draugai ir taip pat iš Filistinų atėjo su juo. Ar žinote, kad iš Filistinų tarpo jis turėjo draugų irgi? Žiūrėkite. Pirma karalių. Ne, pirmas. Pavyzdžiui, kai paminėsime tą momentą, kai Dovydas turėjo išvykti iš Izraelio, palikti jį, kai Abšalomas organizavo tą sukilimą ir norėjo perimti karalystę, ir štai Dovydas išeina iš Jeruzalės ir vėliau ten patikrino savo karius. 18 skyrius. Ne, 2 Samuelio 18:2. Ir Dovydas išsiuntė trečdalį tautos Joabo rankai vadovaujant, trečdalį Cerūjo sūnaus Joabo brolio Abišajo rankai vadovaujant ir trečdalį Getiečio Itajaus rankai vadovaujant. Ir karalius tarė tautai, tikrai aš pats irgi eisiu su jumis. Atkreipkite dėmesį. Dalis nevaldė tas Getietis Itajus. Filistinas. Gatas tai buvo Filistinų miestas. Prisimenate vieną garsų Gatietį, su kuriuo, kaip čia pasakius, nuo kurio prasidėjo Dovydo pakilimas, iškilimas, Galijotas, iš Gato, milžinas, jis buvo iš Gato. Aš, kai galvojau, norėjau apie šios dalykus su jaunimu pakalbėti, bet po to pamaniau, kad tai aktualu visų kartų žmonėms, nes tai turi reikšmę, prasmę mūsų gyvenimams.
Žinote, 2/3 jis paskyrė Joabo, 1/3 Joabo dalį Abišajo. Atrodo, ką tie filistinai ten darė Izraelyje prie Dovydo, juk tai ne jų žemė, jie ten svetimšaliai. Bet jeigu istoriškai panagrinėsite, galite patys paskaityti, kai ateidavo kritiniai momentai, tai buvo tie, kurie Dovydui išreikšdavo pačią didžiausią ištikimybę. Dėl Dovydo jie padarydavo daugiau negu tas Joabas ir Abišajus. Tie kiti tarnavo jam daug nepriekaištingiau. Jie buvo labai ištikimi. Atrodo, kaip tai įmanoma, svetimšaliai iš svetimų kraštų, bet jie sugebėjo atpažinti Dovydą pateptą karalių. Jie galėjo atpažinti pateptą Izraelio karalių ir jie norėjo patys jam tarnauti. Taip, jie buvo svetimoje teritorijoje, ne savo tėvynėje, bet jie kažką matė, jie matė, kad Dievas jį laimino ir jie norėjo jam tarnauti ir Dievas tai gerbė, Dievas tai palaimino. Ir, o kodėl? Patys pagalvokite. Kaip pranašas sako, tai mūsų kūnas. Ir Dievas šį kūną laimina, jis išgydo jį. Jis daug ką daro su šiuo kūnu, bet šis kūnas tai yra laikinas, jis neturi amžinybę savyje. Ateis laikas, kai mes numirsime. Šiandien mes susirgome, Dievas išgydė, o rytoj galime vėl susirgti. Šis kūnas, mūsų priešas, mūsų senoji prigimtis, juk tai priešas mūsų. Kaip Branhamas sako, mes turime kauti su juo, kovoti. Bet šis kūnas taip pat, kaip ir anksčiau skaitėme, sako, atneškite savo kūnus kaip gyvą auką Dievui priimtiną. Šis kūnas gali tapti ir pačiu paklusniausiu tarnu Dievui. Viskas priklauso nuo požiūrio, kokį karalių šis kūnas pripažins. Kokiam karaliui ši prigimtis norės tarnauti, viskas priklauso nuo to. Šitas kūnas gali tapti kaip Galijotas, didžiausias Izraelio priešas, bet taip pat šis kūnas gali tapti ir pačiu didžiausiu palaiminimu Izraeliui. 3 rateliai, dvasia, siela ir kūnas. Kūnas, mūsų senoji prigimtis. Po to Itajaus rankai vadovaujant Gatiečio filistienų, štai tas filistinas, kuris nori tarnauti viešpačiui, kuris pripažino šį karalių sieloje ir tiesiog nori tarnauti šiam viešpačiui ir jis tarnaus jam ištikimai visas gyvenimo dienas. Kita akimirka, momentas, vėlgi kas liečia, 2-6 skyrius. Dovydas būtent kai pervežė tą arką į savo gimtąjį miestą Jeruzalę, skrynę, 2 Samuelio 6 skyrius, ir jis, mes žinome, tai, ką jis darė, ne pats įvykis buvo ne Dievo valioje, bet kaip jis tai padarė, buvo ne Dievo valioje. Bet galiausiai Dovydas atsidūrė ne Dievo valioje dėl to, kad pastatė ant vežimo tą skrynę ir vežė. Dovydas suprato, kad jis padarė kažką neteisingai, po to sustabdė visą procesą, visą tą transportavimą ir tada jisai susimasto. Supurtimas įvyksta jo gyvenimo, jisai sako, aš kažką pražiopsojau, aš kažko neįtraukiau dėmėn, kažką neteisingai padariau. Ir galbūt jis pagalvojo, taip, aš negaliu toliau tokiu būdu judėti į priekį. Štai, vienas prisilietė, mirė, kur aš dabar dėsiu tą skrynę, ten vežti negaliu, atgal irgi kažkaip negaliu. Baisu. Sako, nagi, kur čia kas nors netoliese. Joabai, gal tau, gal dar kitą paminėjo, gal dar pas tave į namus, gal dar. Ir po to jisai prisiminė, kokias pasiekmes jis patyrė, kai skrynė buvo patekusi pas filistinus, ten irgi mirė, buvo mirtis. Sako, jeigu kas nors turės žūti, tegul filistinai žūna, ne iš mūsų tautos tarpo dėl tos skrynios. Aš taip dramatizuoju šiek tiek, bet galite įsivaizduoti, nes mes atrandame, kad jis paliko tą skrynę į Abinadabo namus, esančio Gibėjoje, 4 eilutė. Tai nebuvo izraelitas. Jis nebuvo izraelitas. 10 eilutė. Aha.
Taigi mes atrandame, kad tas Filistinas turėjo daug pagarbos tai skryniai. Izraelio dievui taip pat, kad galiausiai Dievas palaimino jo namus. Nereikėjo ilgai to laukti. Ir viešpatės skrynia 3 mėnesius pasiliko Gatiečio Obed Edomo namuose ir viešpats laimino Obed Edomą bei visus jo namiškius. Aš nežinau, kaip tas palaiminimas pasireiškė, bet tai buvo kažkas akivaizdaus, kad 3 mėnesius visi galėjo žiūrėti į tai ir stebėtis, kad jo namai, klesta šito Gatiečio namai, yra palaiminti. Atrodo, ne prakeikimas jį ištiko, bet palaiminimai. Aš manau, kad Dovydas labai greitai padarė teisingas išvadas. Dovydas greitai išnagrinėjo raštą, suprato, ką jis kaip kur ką padarė, kur prašovė ir įvedė tvarką. Ir mes toliau matome į Izraelį, kad jisai pertransportavo tą skrynę, perkelė. Bet čia mes matome, kad tas Obed Edomas su pagarba žvelgia į tą skrynę, turėjo baimę širdyje ir Dievas jį palaimino. Svetim šalis, ne savo šalyje, vėlgi Filistinas, bet jis tarnavo tikrajam karaliui, Dievo pateptajam. Su pagarba Dievui elgėsi, Izraelio Dievui, ir Dievas jį laimino. Dievas kartais laimina štai šį Filistiną taip pat. Šlovė Dievui. Taip pat, neatsitraukiant per toli nuo Dovydo, galime prisiminti Saulių. Mes prisimename, kai Izraelis užsimanė karaliaus, tai pasakė Samuelį, patep mum karalių. Samuelis iš karto suprato, kad tai ne Dievo valia, kad tai užėjo už Dievo valios ribų. Dievas nenorėjo, kad dar tada jie turėtų karalių. Dovydas dar nebuvo paruoštas, Dovydas turėjo tapti tuo karaliumi, bet dar nebuvo atėjęs laikas. Jūs norite karaliaus? Aš jūsų karalius, viešpats sako, bet jūs užsimanėte savo karaliaus. Ko jūs užsimanėte? Ir sako, tauta sako, tas karalius turi būti labai aukštas, išvaizdus, aukščiau galva už visus kitus, stiprus, raumeningas, gražaus veido, ryžtingas toksai ir taip toliau. Gerai, viešpats duos jums karalių. Ir Samuelis pradėjo melstis. Ir mes žinome, kad buvo mestas burtas Dievo akivaizdoje buvo mestas, ir tas burtas nuo Dievo nurodė Saulių. Jūs galite tai perskaityti 1 Samuelio 10:19. Ai, 9 skyrius. 1 Samuelio 9:1. Kaip Dievas atkreipė dėmesį, kaip dėmesys buvo atkreiptas į Saulių, kaip įvyksta jo išrinkimas. Jis toksai kuklus iš pradžių buvo, stengėsi bėgti nuo tos atsakomybės, pasislėpti. Pirmas Samuelio 10:24. Samuelis visai tautai, ar matote tą, kurį viešpats išsirinko, kad nėra jam lygaus visoje tautoje? Viešpats išsirinko, viešpats palaimino. Pažvelkime giliau. Jeigu sugrįžti prie to, kad Samuelis atrodo, kad jie pradėjo žiūrėti į dalykus tam tikrus pro pirštus, tai netaip svarbu, tai neturi reikšmės. Neturi reikšmės, kad kažkada buvo pranašauta, kad Skeptras nepaliks Judos namų. Šitas iš Benjamino giminės, koks skirtumas, kad jis iš Benjamino, ne? Bet Dievas jau buvo pasakęs prieš daug metų, kad Skeptras nepaliks, kad iš Judos tarpo, iš Judos giminės tas Skeptras bus karaliaus. Iš Judo giminės jau ties tuo buvo galima stop nuspausti ir suprasti, kad tai nėra Dievo valia. Juk Dievas nesikeičia, savo nuomonės nekeičia apie žodį. Jis pasakė, kad jeigu jis iš Judo, tai turi būti iš Judo giminės. Pradžios 49 galite perskaityti. Tai Skeptras nepaliks Judo, o Saulius buvo iš Benjamino giminės. Gerai, neatkreipė tai dėmesio, tiek to. Išrinko. Bet Dievas, štai ką mes perskaitėme, ką Dievas davė. Pradžios 9:10.
O 12 skyriuje mes skaitome 1 Samuelio 12:13. Tai karalius, kurį jūs išrinkote. Tai kas išrinko, viešpats ar tauta? Ir dabar štai karalius, kurį išsirinkote. Matote, atrodo netitikimas, bet jūs, manau, suprantate mintį ir principą, lygiai taip pat kaip su Balamu. Jie norėjo karaliaus, jie prašė karaliaus, jie turėjo aišku supratimą, koks karalius jiems reikalingas. Jie norėjo būtent konkretaus karaliaus, štai tokiomis charakteristikomis, ir Dievas davė jiems tai, ko jie norėjo. Bet tai nebuvo jo valia. Tai nebuvo jo tobula valia, nors Dievas jį ir davė. Ir dar daugiau, Dievas jį ir palaimino. Dievas dovanojo pergalę, jie turėjo didžiulį poreikį, priešai apsupo miestą, norėjo visiems akis išbadyti, išsityčioti, bet Dievas davė jiems pergalę, virš jų buvo dar daugiau kovų, tauta išvydo, kad Dievas laimina Saulų, taip, ir dar daugiau. Dievas nenorėjo netgi, kad kažkas savo ranką pakeltų prieš Saulų. Mes matome, kaip Dovydas pasielgė su Sauliumi, ir tai taip pat buvo Dievo valioje. Taip, tas žmogus nebuvo pats Dievo valioje absoliučiai. Visiškai leistinoje, nebuvo tobuloje Dievo valioje Saulius kaip karalius, jis buvo leistinoje valioje. Tobula valia buvo Dovydas, bet nežiūrint į viską, Dievas neleido, kad kažkas su juo neteisingai elgtųsi, kad kažkas prisiliestų prie jo. Dovydas niekam neleido to daryti, nei pats to nedarė, nelietė Sauliaus. Dievas pats turėjo su tuo susitvarkyti. Bet tauta užsimanė karaliaus ir gavo karalių. Ir atrodė, kad Dievas laimino. Pažiūrėk, juk Dievas laimina jį. Taip, palaimino, jokių abejonių nėra tame, kad jis palaimino, bet vis tiek tai nebuvo tobuloje Dievo valioje. Atleiskite, aš galbūt taip šiek tiek chaotiškai dėstau mintis, nes daug minčių turiu. Ne viskas gaunasi taip nuosekliai, kaip norėčiau tai išsakyti, bet norėtųsi ir prie kitų momentų prisiliesti, bet nenoriu užtęsti taip pat. Pereikime dabar prie mūsų laikų. Štai Dievas siuntė Liuterį. Dievas davė jam apreiškimą apie išteisinimą, siunčia Veslį apie pašventinimą, davė apreiškimą. Kas visa tai? Ar tai buvo tobula Dievo valia? Absoliučiai, išteisinimas, pašventinimas, tai jie yra aktualūs mums ir šiandien taip pat. Bet kame buvo problema? Tik tame, kad jie sustojo, jie nėjo toliau. O Dievas norėjo, kad tai, sakykime, nebūtų jų ribomis, limitais. Dievas norėjo daugiau duoti, bet tą metą tai buvo jiems duota, kiek tai buvo duota. Lygiai taip pat su sekmininkais, kai dovanos nužengė. Juk tai buvo Dievas, kai aš skaičiau apie įvykius, kurie ten vyko, ten buvo tokie antgamtiniai dalykai. Dievas visame tame dalyvavo, būtent Dievas savo šventąją dvasią nužengdavo, patepdavo tas dovanas būtent. Bet nežiūrint į tai, po to atsirado bažnyčios, kuriuose moteris tapo pastorimis, su kirptais plaukais, be sijonų ir taip toliau. Štai ką tokio tipo prabudimas sukėlė, kodėl pranašas ir šaukė. Jisai sakė, mums reikalingas prabudimas, kuris išsijos, viską į savo vietą sustatys. Ir Dievas laimina. Tai pranašas sako, aš nebejoju tuo, kad Dievas tau tai prakalbo. Sesuo sakė, Dievas man davė pastorišką tarnystę. Aš nesiginčiu dėl to, bet pagal žodį tu nesi Dievo valioje, nors Dievas tau taip ir pasakė. Štai kaip keistai pas Dievą vyksta kartais dalykai, bet tai faktas. O šiandien mes sugrįžtame į originalą, į pradžią. Mes turime išeiti iš tos visos sumaišties. Jeigu kai esame netobuloje valioje, mes turime šansą įeiti į tobulą valią, išeiti iš netobulos. Pavyzdžiui, brolis Branhamas turėjo tokį labai rimtą klausimą dėl santuokų. Sekmininkų tarpe, žinote, buvo labai daug sumaišties šią temą. Ir jis nežinojo, ką jiems pasakyti, nes pagal žodį jis matė, kad tobuloje Dievo valioje, kad jie gyvena visiškai netobuloje valioje. Pagal žodį tai
to negalima daryti taip, kaip jie gyveno. Su trečia žmona ten ir dar kaip nors ten. Visa tai buvo ne Dievo tobuloje valioje. Negalima pamokslauti ir tarnauti Dievui taip, bet ką jam daryti? Išsiskirti, jis meldėsi, šaukėsi Dievo ir pamokslę santuoka ir skyrybos 65 metais vasario 21 dieną po daugybės maldų jis pasakė, Dievas man leido pasakyti, pasilikite tokie, kokie esate. Išmokykite savo vaikus daugiau taip niekada nesielgti. Nes iš pradžių taip nebuvo, jis sako. Ir pabaigoje taip nebus. Paskaitykime šiek tiek truputėlį. Aš manau, kad geriau už brolį Branhamą aš to neišaiškinsiu, todėl perskaitykime taip citata iš šio pamokslo, ganėtinai ilga citata. Šiek tiek gal praleisiu. Ir Dievas paliudijo man apie tai ant kalno, kad aš galėčiau pasakyti tai dėka 7 spaudoti dengimo, apreiškimo, tegul tie žmonės gyvens toliau tokie, kokie yra ir daugiau nenodėmiaus. Toliau sako, iš pradžių taip nebuvo. Jis parodė tame pamoksle, jeigu skaitysite, kaip buvo pačioje pradžioje, originale Biblijoje, kokia buvo tobula Dievo valia. Pradžioje taip nebuvo, jis sako, teisingai. Ir taip nebus pabaigoje. O mes pabaigoje, mes šiandien pabaigoje, tai mums skirta. Lygiai kaip Dievo tarnas jis davė jiems tą leidimą. Atrodo, likite tokie, kokie esate. Na, bet toliau pažiūrėkime, ką jisai sako. Aš liepiu jums, eikite į savo namus, su savo dabartinė žmona, jeigu esi laiminga su ja, gyvenk su ja dėl savo vaikų ir dėl Dievo, bet te bus tau gailestingas Dievas, jeigu tu kada nors vėl tai padarysi, išsiskirsi ir tuoksiesi. Dievas į tai žvelgia su nuolankumu, bet dabar mes jau turime apreikštą žodį. Brolis Branhamas sako, nepaklusnumas apreikštam Dievo žodžiu yra nuodėmė. Pamokslė neatleistina nuodėmė. Jisai sako, tai yra nebeatleidžiama. Sako, jeigu tu turi apreikštą atidengtą žodį, pažinimą to žodžio, turi prieimą prie jo ir tu nusisuki ir elgiesi vis tiek priešingai, jau kitaip su tavim bus pasielgta, jau visai į kitokią situaciją pateksi. Vėlgi, žmonės gyveno leistinojoje Dievo valioje, Dievas tai tarsi padengė, bet žodžio atsidengimo, kai žodis atsidenginėjo ir tobula Dievo valia, ji tapo prieinama, ji tapo atidengta, apreikšta, išsakyta ji buvo. Ir šiandien mes turime atsakomybę dėl to kitaip elgtis. Kai mes išvydome tuos pavyzdžius, kas vyko, kaip dėjosi dalykai anksčiau, Izaoko, Abraomo laikais, jeigu pažvelgsime į Jozuę, kai jisai, vėlgi Dievas prakeikė tas tautas, su kuriomis jis kovojo, o jis davė jiems pažadą ir Dievas turėjo laikytis to pažado. Praėjo 100 metų ir Dievas siuntė badą į tą žemę, nes Saulius pabandė išnaikinti tą tautą vieną, su kuria Jozuė sudarė tą sutartį, pažadą davė. O Jozuė pažadėjo, kad nelies jų. Praėjo daug 100 metų ir Dievas nepamiršo to. Praėjo 100 metai, kai Abraomas ir Izaokas pažadėjo Geraro karaliui Filistinų. Ir Dievas nepamiršo tos priesaikos. Matote, ta atsakomybė išlieka. Mes šiandien turime atsakomybę. Tai, ką mes iškalbame, išsakome, tai, ką mes išreiškėme, ar tai būtų palaiminimas ar prakeikimas, visa tai turi pasekmes mūsų gyvenime, mūsų šeimai. Bet mūsų tikslas yra toks, kad mes įeitume į tobulą valią, suprastume Dievo tobulą valią, įeitume į ją. Ir daugiau, kad neleistume jokiem dalykam mūsų nutraukti į šalį, arba kad mes pro pirštus žiūrėtume į tuos dalykus, kaip tai buvo anksčiau, matome pavyzdžiuose, kaip su Liuteriu. Taip, jam patiko alų gerti, bet Dievas, galima sakyti, tai žiūrėjo pro pirštus.
nes jis davė jam tik tam tikrą apreiškimo saiką. Dievas neatėjo kaip pas pranašą ir nepasakė negerk. Broliui Brahamui jis pasakė konkrečiai negerk, nerūkyk. O Liuteriui jis nepasakė to. Jis iš jo niekada to nereikalavo iš Liuterio. Tai buvo tik tam tikras saikas, kuriame jis galėjo gyventi. Toks saikas apreiškimo, bet šiandien žodis yra daug daugiau apreikštas ir proporcionaliai atsakomybė su to yra daug didesnė. Reikalavimas Dievo yra daug didesnis ir aš tiesiog susimaščiau apie tai sakau, na, o kasgi pasikeitė, buvo Liuteris, Veslis, jie ten gyveno, jiem tai buvo leistina, o šiandien jau tai yra neleistina, ką Dievas pakeitė, požiūrį į tą dalyką, ne, bet tai buvo tik dėl to, kad apreikšto žodžio saikas buvo kitoks, mažesnis, viskas priklauso nuo apreikšto žodžio saiko tam laikmečiui, kaip Dievas atidengė save, kaip jisai apreiškė save, bet šiandien Dievas visą save apreiškė. Jeigu jis norėjo, ką norėjo jis apreikšti, tai jis padarė per pranašo lūpas. Mes negalime pasakyti, kad mes nežinojome tų dalykų ar negirdėjome, viskas mums yra priimtina, prieinama. Kartais atrodo, ai Dievas į šitą dalyką nežiūri. Kažkas ten gali pamokslauti apie santuoką ir skyrybas, ne visai ten švariai. Ir sako, pažiūrėk, vis tiek Dievas palaimino tą santuoką, Dievas su manimi, viskas puiku. Taip, Dievas laimins tai, bet ne tame klausimas. Bet tai vis tiek nebus tobuloje Dievo valioje. Jeigu yra galimybė, turite ištaisyti tai. Pranašas moko, kad mes turime tai padaryti, mes turime ištaisyti. Todėl paskutinis dalykas, kurį tikriausiai norėčiau pasakyti, ties kuo pabaigti, būtų tai. Nors galbūt toliau neliesiu kitų minčių, užtektinai buvo pasakyta. Tikiuosi pavyko šitą pertikti jums, nes buvo daug visko ir aš manau, kad užteks jau. Tiesiog norėjusi išsakyti, kad suprastumėte šią perspektyvą, nes aš pats susimastydavau apie tai ir manau, kad mums visiems yra aktualu būti tobuloje Dievo valioje, mes nenorime būti leistinoje valioje, bet nesinori tiesiog prašyti Dievo kažko tai, ko jis nenorėtų duoti. Norime išvysti tai žodėje, kad iš tiesų viešpats nori pats tai duoti, kad jis trokšta tai palaiminti ir norime laikytis patys to tada. Atsistokime. Mūsų dangiškasis Tėve, mūsų viešpatie, mes stovime čia tavo akivaizdoje, priešais tavo žodį ir tai yra tai, kas mums yra brangu, tai yra tai, kas mus skatina eiti pirmin, tai yra tai, kas įkvepia mus, tai yra mūsų gyvenimo šerdis, mes mylime tave viešpatie ir mes džiaugiamės, kad tu suteiki mums šią galimybę viešpatie, artintis prie tavęs ir pažinti tavo tobuląją valią viešpatie, žvelgti į tavo žodį, į rašto vietas, nagrinėti žinę viešpatie ir pažinti tavo valią. Tai yra tai, ko tu ir norėjai, tai, ką tu įsakei mums daryti. Mes taip pat suvokiame ir savo atsakomybę viešpatie, kurią turime. Kiek daug tu mums davei viešpatie ir tu žvelgi į tai, ką mes darysime, kaip mes šiandien pasielgsime. Tokia yra mūsų atsakomybė. Išsaugok mus šiandieną, apsaugok kiekvieną iš mūsų viešpatie. Tokia yra mūsų malda, troškimas, kad galėtume laikytis tavo tobulos valios savo gyvenime, kad priimtume tavo žodį tokį, koks jis yra viešpatie, kad nepridėtume prie jo jokių savo supratimų ir aiškinimo, išvadų, bet kad laikytumėmės to, ką tu davei, tai, kaip tu tai davei. Ir mes džiaugiamės, kad tu tai darai, kad tu vedi mus. Ir aš tikiu, kad tu augini savo nuotaką ir mus pagal tą tobulą atvaizdą, kuriame nori mus matyti. Tegul šiandien mes prasijosime savo gyvenimą per tavo žodį. Tegul mes pažvelgsime į visus tos momentus, kad būtume įsitikinę, kad mūsų gyvenimas, mūsų vaikščiojimas, mūsų auka yra įtinkama tau, kad tu ją priemi, kad mūsų šlovinimas, garbinimas yra tavo priimamas. Mes norime tai daryti ne dėl to, kad mums tai patinka, bet dėl to, kad tu to nori, kad tu nori priimti tai iš mūsų, kad tu
galėtum savo palaiminimus ant to išlieti, kad iš tiesų viskas kiltų iš tavo žodžio mūsų gyvenime. Tai, kaip jis yra šiandien apreikštas ir atidengtas visoje pilnatvėje, visoje tiesoje. Mes matome tave, mes branginame tai ir esame dėkingi tau už tai, už šį žodį šiandieną ir mes šloviname tave mūsų viešpatį Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Aleliuja, šlovė mūsų viešpačiui. Aš tikiu, kad mes gavome ne tik palaiminimą, nes, kaip matote, palaiminimai įgijo šiek tiek kitokią prasme, ne? Palaiminimų. Taip, mes palaiminti, bet mes gauname kryptį, gauname prieiškimą, mes girdime tobulą Dievo valią iš jo žodžio. Todėl žinote, kai šie dalykai, kai jų klausaisi, galvoji tiesiog viešpatė. Kai tiek daug pavyzdžių nuskambėjo apie tai, kaip Dievas mus myli, žinote, man atrodo, mes kartais to neįvertiname iki galo. Dievas tiesiog nužengia pas mus, jis leidžia tam tikrus dalykus, kad jie įvyktų. Taip, gerai, prašau, pabandyk tai. Nori to, prašom, paimk, bet turėsi tai ir tai po to. Ir vis tiek, netgi, jis veda iš savo vaikus iš leistinos valios į tobuląją toliau. Tai tokie klasikiniai pavyzdžiai, klasika. Kaip tie pavyzdžiai, kai jis sakė, kai personažai jie paėmė tos aplinkelius ir nepaklausė Dievo valios. Leistinoji valia visada kažko mums kainuos, ji nebus be pasiekmių, pasibaigia kažkuo, ką mes visada prisiminsime, kas įstriks mums giliai atmintyje ir po to galvoju, viešpatie Dieve, kodėl aš tai dariau, kodėl aš rinkausi tą leistinąją valią. Todėl mes esame labai dėkingi viešpačiu už tai, kad galėjome išgirsti šias mintis, kokia yra valia Dievo ir troškimas. Nes valia, kaip terminas, jis toks religingas. Leistinoji valia, bet iš esmės tai yra tiesiog troškimas to, ko tu nori. Ko nori Dievas ir ko tu nori. Mes žinome, ko Dievas nori. Reikia būti arti Dievo širdies, kad suprasti Dievo troškimą, kaip Jonas. Kas tave išduos? Viešpatie, atsimant, jis ten gulėjo šalia krūtinės ir Jėzus jam pasakė. Sako, tas, kuris pamirkys duonos kąsnį ir kai tu esi šalia Dievo jo širdies, tuomet tu girdi jo žodį, ar ne? O jo žodis ir yra jo tobula valia Dievo. Visi tie skirtumai, kuriuos mums parodė brolis, ten buvo pagal žodį jie buvo ir kiti buvo ne pagal žodį. Žinote, dalykai kaip vystėsi, jie vystėsi toliau, bet nors ir buvo ne pagal Dievo žodį. Kame skirtumas žodyje? Ar yra dalykuose žodis, ar nėra? Pagal tai galite atskirti. Ačiū Dievui, kad mes turime valandos žodį. Joje yra tobula Dievo valia. Žinote, kodėl? Kai šiandien meldžiausi, pamaniau, galima, viskas gali būti ir leistinoj valioje, ir tobuloj valioje. Gali būti tikėjimas leistinoje valioje, gali būti ir tobuloje valioje, gali būti intelektinis tikėjimas ir tikras tikėjimas. Kūnas gali būti leistinos valios, kuriame mes gyvename, bet gali būti ir tobulas kūnas. Visose dalykuose galime išvelgti šią mintį. Gali būti leistinosios valios žodis, o gali būti tobulosios valios žodis. Aš esu toks dėkingas Dievui už tai, kad jis siuntė tobulą žodį, nes tobulas žodis suteikia tau tobulą tikėjimą ir tu atsiduri tobulame kūne rezultate. Štai koks rezultatas tobulosios valios. Jeigu mes tuo pačiu principu nagrinėsime leistinai žodį, suteiks tau leistinai tikėjimą ir tu atsidursti leistiname kūne tik tai tame trumpalaikime. Todėl mes turime žinoti, kur link norime judėti. Mes turime leistiną kūną ir leistinus tos apribotus sugebėjimus. Toje dvasia neįsibrausi tokį kūną. Mes esame dėkingi Dievui už tai, kad Dievas siuntė mums tobulą valią savo žodyje. Aleliuja. Ir jis ne tai, kad ten, žinote, mums prikaišėjo, o tu ten leistinoj valioje, ne.
Bet vos tik mes išvelgėme, kad esame leistinojoje valioje, iš karto turime pasirinkimą, ar norime išeiti iš jos, ar ne. O Dievas juk tai specialiai yra atidengę, sako, įeik į tobulą valią, jis suteiks tau tobulą tikėjimo, mes visi norime tobulo tikėjimo, ar ne, o tobulas tikėjimas atveda tave į tobulą kūną. O Viešpatie, o tai yra tai, dėl ko jis ir siuntė mums šią žinią, šią žodį. O Viešpatie, padėkokime dar mūsų Viešpačiui, ačiū tau. Tėve, norime išsakyti tau padėką, o mano Dieve, esu tau dėkingas už tai, kad mes, aš nemanau, kad mes bandėme išsijoti kokius nors žodžius, kuriuos brolis pasakė, o galbūt čia ne taip, o čia taip, o čia taip, Viešpatie. Aš tikiu, kad ir šiandien mes sėdėjome čia susirinkime, galbūt kažkas sirgo, turėjo negalę, klausėsi per transliaciją, Viešpatie, bet Jėzau, aš tikiu, kad mes klausėmės tavo širdies. Aš manau, kad mes klausėmės, kaip plaka tavo širdis, ką jis šiandien norėjo mums pasakyti, Jėzau. Ką jis nori man asmeniškai pasakyti. Aš tikiu, kad mes norime sutikti su visais šiais dalykais. Mes galime pasakyti, o taip aš žinau žmonės, kurie gyvena leistinojoje valioje, taip aš pažįstu, taip jie dabar pjauna pasiekmes ir taip toliau, bet Viešpatie, o kaip yra su mumis pačiais? O Viešpatie, kiek tos leistinosios valios mes patys turime čia? O kiek mes turime leistinosios valios savo gyvenime? Kiek mes prašinėjom tavęs, bandome išmelsti, tarsi užlaužėme rankas Dievui ir bandome savo mintis prastumti. O Viešpatie, galiausiai matome, kad mes neiname to vieškelio, o kažkokiais šunkeliais važiuojame kažkur krato, purto, ratai. Viešpatie, bet aš dėkoju tau, kad tu dirbai su mano širdimi. Aš sėdėjau ten tiesiog, Tėve, mano Dieve, Jėzau. Aš galiu netgi pasakyti taip. Ir tą dalyką aš taip dariau dėl to, kad buvau leistinoje valioje ir kitą. Viešpatie Jėzau, tik tavo ilga kantrybė ir pakantumas mus išsaugo. Tu pažiūrėk, kokie rezultatai tą ir tą. Bet ar tu padarai tai pagal žodį? Ar viskas buvo gerai? Jėzau, mes norime siekti to, klausyti to. Mums yra reikalingas prabudimas, kaip brolis perskaitė, kuris išsijoja, atsijoja. Mums reikia to nuoširdumo, to tikrumo, kad mes galėtume peržiūrėti, patikrinti, atskirti dalykus, viskas, kas yra mūsų širdėje, kad būtų ištirta. Padėk mums, Viešpatie. O, mano Dieve Jėzau, tegul šis Filistinas mūsų kūno, kuris taip kartais garsiai šaukia, mano Dieve. O, mano Dieve, kartais kaip Galijotas tas kūnas vaikšto, reikalauja iš mūsų. 40 dienų galbūt kažko iš mūsų reikalauja. Bet, o Dieve, tegul tas Dovydas iš sielos nugalės jį, Jėzau, tą valdžią, tą galę. Tam, kad ta mūsų filistinė dalis, kaip brolis parodė pamoksle, būtų paklusni, kad ji būtų pavaldi. Kaip rašte yra sakoma, dvasia, siela ir kūnas jūsų būtų tobuli toje būklėje reikiamoje. Padėk mums, Viešpatie Jėzau, mums reikia to. Esame dėkingi tau už tai, kad tu parodėjai mums, kur link turime judėti, kur turime to ieškoti, kas bus su mumis ir kodėl dabar mes pjauname rezultatus tam tikrų dalykų, kodėl mes negalime taip greitai judėti, kaip norėtume, į priekį. O, Jėzau, nes kažkur mes esame susirišti kažkokiais pažadais, priesaikom išleistinosios valios. Padėk mums, Viešpatie. Aš prašau tavęs, Dieve. Net kaip šiandien ir tai skaitėme apie santuoką ir skyrybas, šeimą, Viešpatie, santokos ir skyrybos klausimus. O, Viešpatie, Dieve, Tėve, jeigu mes išvelgėme tobulą žodį, padėk mums daugiau taip nedaryti, kaip darėme anksčiau. Tiesiog daugiau to nedaryti, Tėve. Aš noriu toks būti. Taip su savimi elgtis ir savo vaikų atžvilgiu, savo šeimos, kaimynų, bažnyčios. Štai tokiu noriu būti gailestingu, koks tu esi. O, Dieve. O, padėk, Viešpatie, Tėve.
klausytis tavo širdies plakimo dūžių. O, aleliuja, Jėzau, kad tu galėtum pristatyti mus šlovingą nuotaką. Ne nuotaka išleistinosios valios, bet šlovingąją nuotaką. O, Dieve Jėzau, kaip mes ir skaitėme, tai tame sapne sesės Collins jaunikis buvo tobulas, bet nuotaka dar nebuvo tobula. O, Dieve, jai buvo duotas tobulas maistas, bet ji nusisuko, nusigręžė ir nuėjo savo keliu ir šviesa užgeso. Jėzau, mes nenorime įeiti į tokią būseną, mes norime siekti tobulumo. Tu pasakei, būkite tobuli, kaip jūsų tėvas yra tobulas. O, mano Dieve, kaip mes ir skaitėme šiandien, Dieve Jėzau, mane tai taip palėtė. Tavo tobula valia yra priimtina tau, tu ją priimi. Tau yra priimtina, ji yra priimtina. Ji tau įtinka, tau yra patinka, tau jį patinka. O, Dieve, tai tobula gera valia. O, Jėzau, padėk mums suvokti štai šį tavo gerumą, štai tokį. Ne šiaip gerą Dievą, kaip dėduką, kokį gerą senelį, kuris nežiūri į visus blogus dalykus, kuris nuleidžia kartelę, bet Viešpatie, tu nesi toks mūsų Dievas. Jeigu kažkieno Dievas dar toks yra kaip senukas geras, pakeiskite Dievą į kitą. Gera Dievo valia yra tobula Dievo valia. Gera yra priimtina valia. Dievui priimtina, kuri atitinka žodį, kuri atitinka tavo dvasią. Viešpatie Dieve, padėk mums, prašau, Tėve. Aleliuja. O Viešpatie, sergėkim mus, kaip Dovydas, kuris kadaise taip norėjo, kad tavo žodis būtų sugrąžintas į Jeruzalę. Bet jis susipainiojo savo emocionaliuose dalykuose ir visai užsimiršo paklausti Natano pranašo. Ir susimovė ir įkrito į tą leistinąją valią, įpuolė, ir jis išvydo savo artimo mirtį. Viešpatie, neduok mums taip įsisupti emocijose, neduok mums pakliūti į savo idėjų ir supratimų sumaištį. Aš manau taip, aš galvoju taip, aš taip įsivaizduoju taip, aš noriu, kad va tai va būtų. O, Viešpatie Tėve, Jėzau, sergėk mus, meldžiu, kad mes visur turėtume, prasikonsultuotume su tavo pranašu, su žodžiu tavo. O, Dieve, tu toks geras mums esi. Šiandien mes tiesiog puotavome, tu mus pamaitinai, ta slapta, paslėpta mana, kuri yra tarp eilučių, ne eilutėse, bet tarp eilučių paslėpta. Ačiū tau, kad tu ją duodi savo šventikams. Ačiū tau, Tėve, aleliuja. Palaimink mus toliau. Leis mums išsiskirstyti tavo ramybėje. Leis mums išeiti per šias duris tiesiai į tavo tobulą valią. Net jeigu mes buvome leistinoje valioje, net jeigu kažkas buvo netinkama, leisk mums visą tai sutvarkyti ir įeiti tiesiogiai į tavo tobulą valią, kad niekas mums netrukdytų. Jėzau. Aleliuja. Duris yra tiesiog atvertos į tai, į žodį, į tobulą valią. Ačiū tau, Viešpatie Jėzau, dar kartą dėkojam tau, Viešpačiu Jėzui Kristui nuostabiajam. Amen. Šlovė mūsų Viešpačiui.